Sveiki žvejai. Atvykau prie savo išpuoselėto ežeriuko į pirmą sektorių. Galbūt kažkam tai taip kaip aš žvejoju, kažkas bus įsimintino, reikalingo. Šersiu spalvotais įvairiais boiliais. Plauksiu pasišerti iš valties. Viską į vieną vietą. Su metodu gaudysiu. Truputį pašarą kitokį padarysiu metodą. Bet va, tokį hibridinį šėrimą. Kaip karpinį, bet gaudysiu metodu. Gylis taške va ties tuo pirmuoju kampu. Tai va nendrės kaip išeina pirmas kampas, antras. Tai va ties tuo pirmuoju sušersiu ir bandysiu pagauti gražų lūšios trofėjų. Tai gali būti gražiai raudė, lynas, karpės, erškėtas arba šamas. Tai va, parodysiu truputį kaip aš žvejoju. Gal kažką sau rasite iš to tinkamo. Nes pirmam sektoriui kažkaip mažai kas žvejoja. O pirmas sektorius tikrai yra efektingas, žuvingas. Aišku, karpinėm meškerėm gal jisai per siauras truputį. Žolės, nendrių juosta netoli. Reikia jau labiau žiūrėti, kaip tą žuvį pagavo suvaldyti. Metodų tai labai geras. Valai reikalingi storesni, nes nendrių juosta netoli. Tolimų metimų nėra. Bet va, padarau grubų jauką. Vat, užvesiu iš valties ir pažiūrėsime, kaip čia šiandien tokia. Tai saulė šviečia, tai lyja, dienelė kyps. Užvežinėsiu šitą tašką ir dar vakarui užvešiu ten toliau link antro, ties Žolių salos sieną. Vienas bus taškas, grubaus jauko, boiliai, pelėtės ir šitam boiliai pelėtės, bet paskui mesiu metodinį ties tuo pačiu pašaro užšertą tašku ir tada žiūrėsiu. Gylis, čia kur gaudysiu, yra 2 metrai, 2,10 gražiai nuo nendrių iš 2 metrų į 2,10, 2,20 nueina. Kokį 10 metrų yra tarpelis, tada jau prasideda ten toliau povandeninė Žolių sala ir už jos link antro sektorių krašte to Žolių salos užmesiu antrą tašką. Tai va, ten bus vakarinis, naktinis, čia va bus metodinis. Tai va, plaukiu, vežu jauką.
taip atrodo mano sistemėlė. Nespaudžiu šitą bulvytę jokių nei vafterių, nei kukurūzų, jeigu dedu ant laukelio. Tiesiog yra 10 numerio vafteriukas, toks pat kabliukas, mano įprastas mėgstamas jaukas. Karamelė skaniai kvepia. Nu ir ką, daug aš nekalbėsiu, tiesiog parodysiu, kur metu, kaip gaudau. Pačio kibimo gal ir nelabai aš čia visą laiką filmuosiu, bet pačią žuvies traukimą daugmaž parodysiu. Tad tiek. Mano jau atstumas žinomas, aš nebeklipsinu, tiesiog metu į tašką, kurį jau aš pastoviai jaukinu ir žinau, atstumą taipogi. Maždaug, matau, turėtų matytis, kuris kampas. Na ką, sėdim laukiam. Pusę valandos buvo tylu. Kažkas užkybo. Nu va, gražuolis. Liniukas. Susišlapinam rankas. Kabliukai be užkarpėlių, tiesiog va patys įsijama. Patinėlis. Gražus. Žuvytę paleidžiam susietų paimam, susietų ir išleidžiam.
metimas visuomet stengiamės į tą pačią vietą. Žuvytės nusivijo mano jauką.